Gerai, viskas, eina laikas. Tvarkoj. Paskui stop recordings ir čia įsiseivins automatiškai, ne? Atsarginis variantas. Tai čia mano klausimai, gal tai papasakosiu, kas Tai garsas veikia, nes aš matau ant audio input capture, žinai, raudikliais vaikšto. Jo. Ir laikas. Taip. 7 sekundžių. Gerai, ačiū, iki. Nu, tai mokėsi. Gerai, šitą vis tiek įjungiu. Gerai, prašau jau. Tai laba diena, pradėsim finansų ir biudžeto komiteto posėdį. Tai posėdyje nedalyvauja vienas tarybos narys, Edgaras Kabelka, bet svečio teisėmis turim Vincą Plikaitį. Buvo siųsta darbotvarkė su 3 klausimais. Papildomai norėčiau įtraukti iš pagrindinės darbotvarkės numerį 18 dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo, taip pat numerį 16 dėl Kalvarijos savivaldybės mero rezervų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo, bei dar papildomai numerį 7 dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 dienos sprendimo numeris T-2 dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Kalvarijos savivaldybės gyventojų dydžių nustatymo pakeitimo bei numeris 8 dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 dienos sprendimo numeris T-18 dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kalvarijos savivaldybės tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo. Tai ar turime pastebėjimų dėl darbotvarkės, ar galbūt papildyti kažką norit? Tai galim pritarti tada bendru sutarimu. Taip, pritarta. Tai galim tada iš eilės pakvies. Numeris 9 yra teisės civilinės metrikacijos skyriaus vedėja. Karanskis. Liekit. Labą dieną. Pavaduosit vedėją. Tas dydis keičiasi čia. Tai pirmas klausimas. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 dienos sprendimo numeris T-100 dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkai yra Kalvarijos savivaldybė vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo pripažinimo netekusios galios. Taip, čia yra esmė, mes formaliai pripažįstam netekusiais galios, anksčiau tarybos sprendimus priimtus, nes šitą, sakykime, funkciją dabar perėjo meras šiuo metu jau yra parengęs ir tvirtina tvarkos aprašus, sakykime, biudžetinėms įstaigoms ir biudžetinėms išskyrus švietimo įstaigoms atskiri aprašai ir dar bus savivaldybės įmonėms, tai čia šiuo atveju bus komunalinių taikomas aprašas darbo apmokėjimo. Ta funkcija anksčiau buvo priskirta tarybai išimti kompetenciją, dabar jau jinai perėjusi yra merui ir todėl mes jos naikinam ir meras tvirtina savo eigą dabar. Čia pagal naujus įstatymus? Taip, pasikeitus vietos savivaldos įstatymui ir čia yra su biudžetiniu įstaigu šituo dabar naujųjų nuo sausio 1 įstatymų susiję. Tai čia toks formalus, sakykime, jisai nieko... Mes niekur neprimam, tik atšaukim. Taip, čia tiesiog panaikinat, kad tiesiog nesidubliuotų, nes iš principo pagal teisę tai lyg yra aukštesnės institucijos teisės aktas priimtas, turėtų aukštesnė galiojimą. Tai čia dabar meras, tarybai, kaip ten bebūtų, vis tik yra aukštesnė institucija, kad nebūtų dviejų tokių kvotą, kad jie nesiskirtų, tai lieka vienas, kas šiandien dienai nustatyta merų. Čia čia pagal įstatymą viskas? Taip. Tai ar turim dar klausimų? Ar galim pritarti bendru sutarimu? Taip, pritarta. Toliau jūsų darbus 1.18. Dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimo. Taip, tai galbūt trumpai, kad tie administracijos nuostatai buvo patvirtinti berods 12-13 metų paskutinė redakcija buvo. Dabar pasikeitus irgi vėlgi vietos savivaldos įstatymui praeitų metų naujai redakcijai, taip pat biudžetinių įstaigų įstatymui naujam nuo sausio 1 dienos.
ir keičiasi savivaldybės administracijos nuostatai. Nu, reikėjo juos pakeisti, nes jie jau tokie ir morališkai buvo truputį pasenę. Čia kažkokių naujovių labai nėra. Yra tai, kad dabar jau, sakykime, taryba, aišku, yra aukščiausias. Tiesiog meras dabar čia įsijungia kaip tarybos valią įgyvendinant instituciją meras. Yra nustatyta, sakykime, naujose įstatuose, kaip meras tą administracijos direktorių skiria, kaip jis jį atleidžia, kad jam skiriama nuobauda mero, jau dabar ne tarybos, kaip anksčiau buvo. Toliau, sakykime, administracijos funkcijos pasikeitė, nes, kaip žinia, po vietos valdos įstatymų dalis administracijos funkcijų perėjo, administracijos direktoriaus funkcijų perėjo merui, tai dalis išsiėmė, sakykime, pasipildė galbūt klasifikatorius išsiplėtė tik tai, kad anksčiau buvo po vienu koduku, tai dabar jau čia daugiau, toliau, kaip ir minėjau, direktoriaus skirimo atleidimo tvarka pasikeitė, nes dabar meras ne taryba skiria. Toliau darbo organizavimas visiškai čia nieks nesikeitė, administracijos teisės ir pareigos irgi praktiškai nieks nesikeitė. Aš maždaug papunkčiui, tai pagal skyrių žiūrau, administracijos lėšų šaltiniai iš esmės irgi nesikeitė, anksčiau buvo viskas tas pats ir baigiamosios nuostatos, tai viskas tas pats. Tai esmė yra vėlgi su vietos naujųjų savivaldybių ir su biudžetinių įstaigų įstatymų. Kas dar galbūt paminėtina, tai kad su naujųjų biudžetinių įstaigų įstatymų direktorius įgavo šiek tiek daugiau teisių, sakykime, tų požiūrių, kad dabar jisai tvirtins, kaip anksčiau taryba, didžiausią leistiną skaičių, struktūrą tvirtinavo taryba. Dabar jau šitą visą atliks administracijos direktorius. Na ir visų kitų biudžetinių įstaigų. Tai va toks tai galbūt vienas iš tokių, kur reikėtų galbūt paminėti ir žinoti. Kad dabar direktorius savo, sakykime, toj struktūroje jisai galės pats tvirtinti struktūrą ir didžiausią leistiną skaičių ir tas pareigybės kilnotis ten jau pats reguliuoti. Tai darbuotojų leistiną skaičių pats administracijos direktorius gali tvirtinti? Pagal įstatymą. Ir visos dabar jau taip, sakykime, ir tiek kultūros status, tiek tai, sakykime, kita įstaiga. Jie dabar jau švietimo... Patys vadovai ar? Patys vadovai. Taip. Bet tai vis tiek tą skaičių turbūt taryba nustato, ne? Maksimalų skaičių, ar vis tik tam... Čia realiai dabar viskas su pinigais bus. Taryba, aš suprantu, duos maždaug pinigų sumą, o tu jau sukės kaip nori. Aišku, meras jūs ten prižiūrės, kontroliuos, meras jiems tvirtina visokias darbo apmokėjimo politikas panašiai, tai bet šiuo atveju taryba, anksčiau ta taryba buvo toksai kaip, kertinis akmuo, kuris duodavo 20 tavo skaičius, tu ten darykis kaip nori. Tai dabar nebelieka to 20, jisai elgsis vėlgi ten savo žiūrėsis. Įstaigos vadovui pereina daug, sakykime, atsakomybės su tokia pareiga. O kaip ataskaitų bus? Ataskaitų šiandien aplamai įstatuose čia nieko nepasikeitė. Kas liečia ataskaitų pateikimą. Be abejo, tarybai. Dėl ataskaitų tai nieks čia meras įstaigos vadovų šiuo atveju skirime, sakykime, jis yra pagrindinis asmuo, kuris skiria, atleidžia tą įstaigos vadovą, o ataskaitas viską teiks tarybai. Ataskaitų tvarka nepasikeitė nieko, kaip ir likusi reglamentai nebe to nustatyta, bet ten tikslaus aš neatsimenu jos, bet... Tai jeigu pats įstaigos vadovas, ne administracijos įstaigos, nesvarbu, kurios pats tvirtins etatus, tai jis, sakykime, jiems skiriamas biudžetas kažkoks ir jis turi tilpti, vadinkime, tą biudžetą. Tai iš vienos pusės manau, kad gerai, nes tu tada, dar tai būdavo tiek etatų, tiek ir skirkite, bet apie kažkokį efektyvinimą, kad kažką galbūt geriau pasidaryti, nes vis tiek vienas vadovas nori, kad kolektyvas įsilaikytų, tai uždirbtų daugiau ir panašiai. O čia būdavo, tu gauni tiek etatų visiems išdalinti, bet taip kažkokį, kad efektyviau kažką atlikti funkcijas, tu negalvoji. Bet tada kita pusė, o jeigu jisai... Kaip čia, daugiau etatų darys ir sakys, gruodį mums pritrūko pinigų, nors biudžetas buvo skirtas, tada kontrolės dalis.
Čia turėjom tokių atvejų, turėjom ir kontrolės komitete diskutavę, buvom čia seniau, kai, sakykime, skiriamas vienas biudžetas, įkainius pasikelia didesnius ir tada gruodžiai trūksta atlyginimo, tai ten tada atsimenu kontrolierius buvo pateikęs, kad biudžeto įstatymui nusižengia, bet kad nubausti tą vadovą, vadinkim, tai tenai yra reikalų, čia va, šita vieta lieka. Kaip šitą suvaldysim, tai čia galim ir kontrolės komitete padiskutuoti. Na, čia dabar ta atsakomybė tiesiogiai bus, aišku, priešais merą, nes meras dabar yra į pareigą skiriantis asmuo, jisai, sakykime, tas nuobaudas galės skirti, bet, tam, aišku, turės būti kažkokie pagrindai, tam kažkokie tai reikalai. Plius, kaip jūs sakot, tas biudžetas, tas pinigų suma, ir dabar mes ir netgi už durų su finansų skyriaus vedėja, aš taip užklausiau, dabar visur valstybėje ir tam naujajame biudžetinių įstaigų įstatyme ir valstybės tarnybos įstatyme ir tam dar komisijų darbo apmokėjimo toje sistemoje, toks yra, darbo užmokesčio fondas visur figūruoja tokias pasakymas. Ir kada netgi valstybė, jį peržiūrės ten kas 2 metus atsižvelgiant infliacijas, ten panašiai, tą užmokesčių fondą tokia, tai aš laimė, ir kurį be to tvirtinant, lyg reikės derinti su profsąjungom, ten su visokiais panašiai, kad turi būti ta kažkokia kelimų galimybė atlyginimo atsižvelgiant į, sakykime, valstybės augimo lygį. Tai aš pas Laimutėlį klausiau, tai kaip pas mus bus, nes čia yra biudžetinė įstaiga, čia yra vėl tas darbo užmokesčio fondas, kurį turėtų iki su profsąjunga derinti, numatyti ten jų kilimų kažkokius tai galimybės, peržiūrėjimų, sakykime, jeigu ekonominė situacija gera Respublikui, kad visiems to lygiai kiltų, nes tai yra tokia maždaug dabar vizija, aš turiu valstybėje kažkas, kad algos pagal ekonominę situaciją. Sako, nėra pas mus dabar darbo užmokesčio fondų, yra krūva pinigų ir tu vadovas sukis kaip nori, vienu žodžiu. Tai čia irgi diskusija, sakau, bus su tais sakot, aišku, vadovas turės pinigų sumą, jis turės laisvę labiau ten reguliuoti savo struktūroje, kažkokių ten galbūt, kaip jūs sakot, priimtis ir laisviau priemonių veiksmų, bet vis turės atsakomybės tada didesnės. Mes anksčiau puikiai žinom, nuobaudą paskirti įstaigos vadovui, kai jie skirdavo tarybą, kai ten politika visur, ten būdavo politiniai žaidimai. Tai aš manau dabar paprasčiau bus, nes tiesiog atsakomybė įkris ant merų visada. Nes meras bus tas... Ne vien tik meras čia kris yra ir administracijos direktoriui ir merui. Jie būtų. Ne, tai direktorius yra atsakingas už savo, kaip biudžetinės įstaigos, sakykime, darbuotojų veiklą, jis yra už administraciją atsakingas šiuo atveju, nes viskas nuo direktoriaus nuimti beveik visi viešo administravimo, sakykime, įrankiais likęs biudžetinės įstaigos vadovas, ten su keletą funkcijų, kurios yra ten nesminiai, sakykime, ir viskas atitekę merui kaip viešo administravimo subjektui. Tai direktorius tik tai už savo įstaigos veiklą dabar atsakingas yra. Tai, principė, nieko čia mes nepakeisim toks įstatymas, bet ta dalis, kad labai čia įdomi, aš tai kontrolės komitete siūliau įsitraukti, pasikviesti kontrolierių ir padiskutuoti šitų klausimų, kokios atsakomybės tada, jeigu įstaigos vadovas viršina, sakykime, mane jam vis tiek skyrė pinigų tam tikrą sumą, vis nežinau, prisidėjau tų etatų pats. Jeigu jau tik tvirtinimų reikia ir gruodį neliko algom išmokėti, o jau kaip ir po laiko jau realiai žmonės dirbo, tada taryba kaip ir įkaitas, kad tada reikia svarstyti ir skirti papildomų pinigų. Bet koks tada pagal įstatymą, tada kokia seka turėtų sekti, ką pažeidė, kaip ar čia meras. Čia tas lūkesčių, matot, vis tiek dabar meras tam įstaigos vadovui kels tam tikrus lūkesčius. Kaip, sakykime, tas vertinimas anksčiau, kuris buvo formalus ten, kur niekas ten nieko nevertino, paprastai sakau. Tai dabar tie lūkesčiai atsiranda iškeliami kažkokį, aišku, atsižvelgiant turbūt ir į savivaldybės planavimo dokumentus visus, ką jam iškels kažkokius tikslus ten, galbūt, aišku, su tokiom švietimo įstaigom ten sunku kažkaip tos lūkesčius, neįsivaizduoju aš, čia gal švietimo specialistai labiau, bet aš įsivaizduoju, sakykime, komunalinis, kuris yra akcinė bendrovė, kurios tikslas vis tiek nešti pelną, kažkokį, gerinti kažkokią, tai jeigu ten įvykdė kažkokius lūkesčius jisai per metus ir tilpo tame, puiku, tada galima kalbėti apie kažkokius tada paskatinimus.
O jau jeigu netilpo, nu, tai vadinasi nepatenkinami lūkesčiai. Biudžetą turi. Tai viskas čia aišku, vadovai bus priedas arba nebus priedas, bet jeigu jis etatų prisėmė ir 12 mėnesį trūksta ten 20 000 ar 30 algom išmokėti, tai vadovas priedo negaus, nežinau, ten ir sumos 100, vadinkim, negaus priedų, o darbuotojams tada ateis, kad savivaldybė duokit pinigų, skirkite, va šitą vietą. Man atrodo, čia turėtų meras prižiūrėti šitą dalyką. Aišku, biškį. Tai meras, bet jisai tokių neturi įrankių tiesiog. Aš manau, kad tai yra kontrolierius, tegu pateikia išaiškinimus, dabar keičiasi, ne čia tos tvarkus, nu tai vis tiek. Tada čia prieš kelis metus mes diskutavom, vystė, tada toks kontrolierius mintį, bet ant galo išvystė, kad čia nieko negalim padaryti. Atsimenat, nu čia taip buvo. Tai dabar įdomu, kas čia pasikeitė, keitėsi įstatymas, gal vėl kažkokios atsakomybės, tegu pasigilina, pristato ir pamodeliuot galim tokią situaciją. Tai įvyko tokia situacija, skyrėm tiek pinigų, pakėlė daugiau nei planavom ir trūksta pinigų ir suprantam, kad pažeidė, suprantam, kad gali vadovui priedo neskirti, bet kokios dar papildomos atsakomybės. Iš principo, nu, tai čia taip grubiai sakau, tegu iš savęs tada moka, aišku, taip nebus, nu, bet čia pirmas jau. Nieko. Facebooką žiūrėti. Aš manau, reiktų. Nu, aš sakau, padiskutuoti tiesiog, nu, pasikeitė, laiko yra, čia tikrai tai... Turėtų dėlį su meru, man atrodo, irgi kažkiek tai tais etatų ten, nu, tai negi dabar savavališkai pajus Jo, direktorius, kels arba... Nu, tai irgi. Tai Čia gali ne tik tai tam vyriui, tai be vynų, tai tam Tai meras dabar nustato tą darbo apmokėjimo politikas. Jis dabar nustatinėja, sakykime, aišku, čia įstaigų vadovas yra taikoma, o įstaigų vadovai vėlgi savo... Bet va dar toks yra dalykas, o gal vidinius kažkokius, pavyzdžiui, nu, ta prasme, nu, pagal įstatymą taip, ne, bet kažkokį vidinį kontrolės, kaip sakyti, aparatą, kažkokį mes gal galim sukurti, nu, ta prasme, kažkuo tai, kažkaip tai. Tai jis turi būti, tik nežinom, kaip veikia. Taip, Manau, jisai yra, viskas suplaukia realiai į finansus. Į finansus įstaigos teikia ataskaitas, kas ten ketvirtį, ten yra ten visas ataskaitas realiai. Finansistai jie viską mato pagal tai, kas gauta, kokios kiek naudojamos lėšos, kiek išeina, kur panašiai. Nes turim ir kontrolierių, kurie galim deleguoti per kontrolės komitetą, kad kas ketvirtį, tarkim, pateikti ataskaitą, kaip naudojama. Nu, irgi yra, tai čia tų įrankių yra. Tai tik sunkiausiai, kad dabar, sakau, kaip nebelikė to darbo užmokesčio, tokio fondo, nu nebelikė. Ten bus krūva pinigų, kur pagal atskiras eilutes kažkokias, bet kad darbo užmokesčių skirta lėšų suma va tokia, nu jos nebus tokios atskiros visiškai. Mes vis tiek įskirsim, bet bus įskirt, kad matytų iš ko. Kontroliai būtų. Kad kontroliai bus įskirt, bus bendra ir bus įskirt. Jis gaus bendrą. Tik įdomu, o pagal ką dabar tą bendrą jūs šiandien dienai suformuosit pagal esamų etatų skaičių, ar ne? Taip. Tai va, tai tada, aišku, įstaigos vadovui, nu, jis jam niekur nebelieka, vėlgi jau tokia bus riba, kažkas pasinaikins, kažką galbūt lieka tik tai pasinaikinti, efektyvintis kažką, jeigu nori, gali tada ir daugiau, sakykime, pakelti, bet čia ir vėl tas pakėlimas pagal įstatymą negali įtakoti paskui, jeigu jis daugiau kelia kitų metų biudžetų. Nu, tai čia tik per kintamą dalį tu gali kažkokią skirti papildomai, bet tu negali pačio koeficiento didesnio daryti. Tai va čia, Nu, bet jis pagal savo darbo apmokėjimų politikas vėl patvirtintas gal bus įpareigotas, jeigu, sakykime, jo darbuotojai, viršijo lūkesčius kažkokį, jam priklausys ten kažkoks, kablelis ten 4, sakykime, procentų padidinti, ar ne? Nes jis yra labai gerai, tai nevertins atitikęs tokius ir žiūrėk, kad jis negali, nes lyg ir jį riboja. Pagal naują apie 700 eurų popierinių. Tai aš čia, atsiprašau, aš čia kaip pavyzdį pasakiau, aš nesakiau, prasme, neturėjau omenyje. Viskas čia gerai, tą biudžetą irgi dėlioja, niekas ten nesako, kad neturi tie atlyginimai kilti, kaip sakė, pagal galimybės, pagal ekonomiką, pagal pasiekimus, tai jie turi nuolat kilti realiai vis tiek. Čia ne mano šiaip sritis, aš šiaip jau diskutuoju su įstatais. Čia tiesiog, kad ta diskusija gera, ta diskusija tiesiog suprasti, kad yra to neaiškumo, toj kontroliai. Pats mintis, manau, viskas ok, viskas su jie gerai, tik tai paskui kaip kontroliuosim, turim per ką kontroliuoti, tik išdiskutuoti
ir vykdyti. Tai nežinau, ar dar turim klausimų. Aš taip galvočiau, kad, sakykime, darbuotojų lygis nekiltų, nes, pavyzdžiui, sakykime, mokyklose, paimkime, tai yra ten dirba gerai, ir kelia tą lygį, Na tai mokyklos viskas tvarkoja, jie gauna pinigėlių, žinoti, iš finansų ministerijos, ne finansų, o iš švietimo ministerijų. Bet kitose įstaigose, jeigu tą lygį pakels, tada trūktų pinigų metų pabaigoje. Tai kad tą lygį keltų irgi galbūt atsižvelgdami į tuos pinigus, kuriuos, sakykime, skiria taryba. Čia apie tą patį kalbam, jeigu kels daugiau negu skyriai, tai kas tada, kas toliau. Tai nežinau, dar tada šio klausimo ar yra kažkokių klausimų, tai galim pritarti bendru sutarimu. Tai pritarė. Ačiū. Geros dienos. Dienai, ko žiedą ant kitos rankos susidėjai? Kaip patys. Dar vėl vienos, dar vėl kitos. Pastabosiu. Tai pradedu, jungiu vėl tada. Tai prašom, tada jūsų tų klausimai. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2013 metų kovo 28 dienos sprendimo numeris T29/14 dėl Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Tai, kaip žinot, jau nuo 2023 metų administracijos direktoriaus rezervo nėra, vietojo formuojamas mero rezervas. Tai tas sprendimas kaip ir netenka prasmės ir galios. O tai 23 metais tą rezervą, kas jį išnaudojo, administracijos direktorius ar meras? Jau direktoriaus neformavo. Nebuvo, jau mero rezervas buvo. Bet nebuvo, jis ten... čia paskui gal šnekėsim biskutį, jisai ten tik tai galima naudoti tam tikrom reikmėm. Tai ačiū Dievui jų nebuvo šįmet, tai ir nepanaudota nei vienas euras. Tai čia principė nieko naujo naikinama, viskas čia realiai turim pritart, manau, pritarėm. Tada sekantis klausimas būtent dėl Kalvarijos savivaldybės mero rezervų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Tai čia, kaip ir minėjau, yra sudaromas savivaldybėje mero rezervas, jo yra dydis nustatyta įstatymu nuo 0,25 iki 1% savivaldybės biudžeto pajamų, neįskaitant valstybės suteiktas dotacijas, valstybės lėšas. Tai naudot galima į 3 pozicijos, jeigu būna stichinės nelaimės, gaisrų atveju ir ekstremalios situacijos. Tai dabar tam parengtam apraše tiesiog, siūloma, ar kaip čia pasakyti, siūloma, kaip būtų suformyti, jeigu būtų toksai atvejs. Tai kalba eina apie tai, kad šitie pinigai gali būti skiriami. Pirmiausia, kad turi atsirasti tos situacijos 3, jas konstatuoti, kažkaip tai įrodyti. Ir paskui, kad gali būti tiek juridiniai asmenys, tiek fiziniai asmenys. Ir kada jie turėtų kreiptis, ką jie turėtų pateikti, kaip turėtų būti toliau. Toliau nagrinėjami dalykai ir kad ateiti iki mero potvarkio, nes tai yra mero rezervas ir bet kokiu atveju jisai bus skiriamas mero potvarkiu. Ten kažkokios tai sumos, vienokios ar kitokios.
Ir žodžiu, kad irgi, kad už tą naudojimą, už tai būtų atsakingi tie, kas juos gauna, nu, žodžiu, jie ne pagal paskirtį, ar kažkaip tai, ar nereikia, ar gal kažkaip tai kažko, nu, tai atsako patys naudotojai, žodžiu, tai. Tai gal nuo sumos pradėkim, kokia suma bus pati minimaliausia? Mes neįrašę, šiaip tai tokias... Preliminariai pagal biudžetą, kad suvoktų. Ai, kokia suma? Tu to eilutė? Tai dabar 24 jau aš ten permečiau apie 32 000. Ir čia ta minimali pati riba. Taip, 0,25. Biudžeto kiek skiria pagal procentą dalį. Taip, 0,25 jau ta minimaliausia suma. Tai būtų 30 000, tai, nu, tokių buvo iš tikrųjų pamastymų, čia gal ir jum už tą tvarką balsuojantiem ar kažkaip, kad gal, nu, insidėti jo tas vadinamas lubas, kad nedaugiau kažkiek, nes, žinot, gali būti taip, kad jeigu visus nuostolius padengt, nu, tai vienam padengsit, jeigu jis teisingai surinks dokumentus. Arba pirmas ir jau paskui toliau bileką, tai va tokių minčių visokių buvo. Tai, bet čia jum patiem apsispręsti ir taip toliau, ten irgi mero pageidavom, mes ir rašėm, nu jau tą atsižvelgėm, kad ta prasme, kad lyg tai turėtų tuo užsiimti specialistai, kurie, sakysim, nu, ar tai su ekstremaliom, ar ten stichinės, ar vis tiek kažkokius skyrius. Atsiprašau, kiek jūs sakėte to eilutėj? 32. Bet irgi buvo, meras sakė, jeigu tas atvejis bus, nu, kažkoks įdomus, ar galbūt ginčytinas, ar kažkoks abejotinas, tai kad sudaryt komisiją, tiesiog, nu, pasirinkti, nu, neprivalomai tai, kad būtų, bet kad gali būti sudaryta komisija tam atveju kažkokia. Na, aišku, čia kas čia žino, kas čia bus, gal nieko nebus. Nenori atsakomybės. Bet vis tiek ta mintis tai tokia teisinga. Ne, tai svarbu tie pinigai bus. Čia kas čia žino, kas čia bus. Na jo, bet dažnai, jeigu negi tas, žinai, kitą kartą vienas greitas, žinai, pirmas. Nei to 1% gal neužteks, kas čia žino. O jeigu baigėsi ta suma? Nu, išnaudota biudžetą. Nu, Tai čia yra dar galima dadėti, ne? Iki 1%. jo, iki 1%, tai jeigu ketvirtadalis skaitykim 0,25-32, nu tai 120. jo, apie 120 000, tai vėlgi čia iš kur pažiūrėsi. Ir čia irgi suvok, čia nėra privaloma skirti, čia Ne, sprendžia, ne. čia tiesiog, nu, ir Taip. kokią nori sumą, nu, vadinkim, kokią nori. Ai, ta prasme, eilutėj gali stumdyti ir nori tą. Nu, 30 iki 120 000, jeigu procentai. Dabar skiriama 32 000 ir Minimali suma. gali 3 000, 4 000 pagal. Tu gali pagal pateiktus dokumentus visus, Jo. jeigu atitinka vieną iš 3 kriterijų, yra ten forma, supilda ir, nežinau, Jo. sudegė stogas, 20 000 nuostolis ir įvertinus sprendžia, ar 3 000, ar 4 000, ar 32 000 visus. Aš turėjau omeny apie šitus pinigus, kad nemažiau. Ne, nu aš vėjau. Atsimenat, kovidas buvo, aišku, tada direktoriaus rezervas ir mes jį pildėm, kada nebuvo ką daryti. Naudojama buvo ta eilutė ir... Čia esmė tame, kad Čia kai tas va pats. tokios situacijos, kad nereikėtų vėl iššaukti tarybą, Tarybos, jo. perkelti pinigų iš kitos eilutės, o čia yra rezervas, suma, tvarka ir tu nuskiri. Čia aišku, čia mes neišbūsim šitą kiek galima, tie 25% ar procentą. Kas čia žino, kas čia bus, gal visai nereikės, nu. Svarbu kažkokią sumą rezervuotą. Bet Čia bus panaudota, Esmės nebus nereikia, panaudota. Nu, Visi į biudžetą grįžta. Čia žinot, Bet jis privalo būti. jis privalo būti ir kitap aš net biudžeto neprisiduodu. Ne, tai čia nesiginčinam, kad jis net ir čia šiaip diskutuoja. Tik sakau, va pagalvot apie tiesiog, nu ir visiems pagalvot, galbūt vertėtų tais lubas uždėti, nežinot. Jeigu, sakysim, ar žmogus, ar ten grupė žmonių, daugiabutis, nu, atneš Nu, tai. su euro remontais ar ką Abejonės, vadina, sakau, kitą kartą vienas Jo, jo, jo. toks aktyvesnis, Tai greitesnis, ar ne? Jo. Ar Tie nuostoliai irgi nebūdė. Taip, ir nuostoliai ne Ir po vieno. dienos Kampas panašiai. kalbų, bet kitam namas susidegs. Taip, tikrai taip. Ir vienur ir kitur gaisras. Taip, bet tas... Nebus gaisrų, tai... Dieve duotų. Tai nežinau, ar turim dar klausimų, Ne, čia man tai aišku. aišku viskas. Aišku. Tai Tai tų lubų Tai nebėga. procentų nereikia pritart dabar, ne? Nereikia.
Ne, yra įstatymai brėžta nuo 0,25 iki 1. Nereikia, pačiam biudžetu, Ne. pritardami biudžetui pritarsit 3% Jo, tai minimaliai visai. taip. Čia tik Tai gal paliekam, nu, pritariam. Pritariu, Reikia, bet bet susitarimu. niekaip. Tai Su Jau pakeitimu. jei atsiras, kada poreikis tam lubiniui dydžiui, nu tai papildysim tvarką. Ką? aš manau, čia nelabiau lubų sueinu kažkokios sumos, kad komisija trauktų. Nu, čia tai geriau būtų, nes Gal gal bus nuostolių- dideli nuostolių nuostoliai, bet įstatymo tada geriau jau taip procentai- skaidrumu, tai trauktų komisija didesnį Jo, jo. žmonių skaičių. Nu. Tai viskas, ačiū tada. Dabar priklausom. Palauk, dar lieka mums klausimų, lieka. Jo, jeigu laukia. Dabar labai kaip viską ant merų. Jo. Atsakomybė. Vyrai pabūt. Sveiki. Tai jūsų du klausimai. Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 dienos sprendimo numeris T-2 dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo Kalvarijos savivaldybės gyventojams dydžių nustatymo pakeitimų. Tai šitas tvarkos aprašo pakeitimas, netvarkos aprašo įkainių pakeitimas yra parengtas atsižvelgiant tai, kad nuo sausio 1 dienos pasikeitė socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatyta tvarka baziniai dydžiai, kas liečia finansavimą vaikų priežiūros dienos centruose paslaugų teikimą. Mūsų savivaldybė ankstesniu tarybos sprendimu buvo šiek tiek padidinusi šiuos įkainius, nei buvo minimalūs ministro nustatyta tvarka, tačiau dabar pakeista tvarka gavosi taip, kad vienas bazinis dydis, tai kalbant apie vaikus, kurie, tarkim, yra sveiki, mūsų savivaldybės buvo šiek tiek didesnė tas įkainis nustatytas, tačiau vaikų, kurie turi specialiuosius poreikius ir vaikai su negale, nustatytas mūsų savivaldybės bazinis dydis gavosi mažesnis. Todėl ta situacija yra tokia, kad reikalingas naujas tarybos sprendimas su įkainiais ir taryba šiuo atveju turi apsispręsti dėl pačių įkainių nustatymo. Tai rengiantis šiam tarybos sprendimui buvom susikvietę vaikų dienos centrų visus vadovus, vertinom tą situaciją dėl galimo įkainio nustatymo, svarstėm jų pateiktą įkainio nustatymą. Vėliau peržiūrėjus irgi praėjusių metų tą vidurkį, vykdom funkcijų tą situaciją, tai administracija siūlytų šiuo atveju nustatyti, kad vaikai, kurie sveiki, ar kaip pasakyti, tiesiog be negalios vaikai, dydis būtų nustatomas 52 eurai. Kiek buvo? Buvo, tai pasakysiu, buvo 49. Tai vat, o vaikai, kurie turi specialiuosius poreikius arba turi specialių negalę arba specialių ugdymosi poreikių sutrikimų, būtų nustatomas dydis 87, buvo 75 eurai, jeigu palyginimui. Tai va, tai ta situacija finansinė išraiška, jeigu žiūrint, tai nuo tai, kas pas mus savivaldybėje buvo nustatyta, tai nėra tokia didelė ta išraiška finansinė prasme. Per metus buvo panaudota ir skirta 77 292 eurai. Tai šiais metais, jeigu būtų nustatyti tokie įkainiai, būtų 85 620 eurų. Tai tas skirtumas per visus vaikų dienos centrus būtų toks. 13 000 grupė plus. Ne 13. 8. Bet čia dar praeiti metai, tai mes tik tai pakėlėm nuo tam tikro mėnesio į praeitus metus dar čia, kad suvokėm. Nes mes praeitus metus, kai pakėlėm, tai skaičiavom, kad kitiem metam, jeigu tie patys įkainiai bus, tai apie 20 000 bus. Tai realiai čia net ne 8 nuo šito paskutinio kilimo, nes jums dar su negale vaikam dabar įkainis koks riba patinėje nustatyta. Ministro nustatyta. Kad pasakyt, kokios yra patinės ribos ir kokios pas mus. Ministro nustatyta tvarka yra 38,5.
Čia su negale? Be Negale. Mes 10 jau taip jau. 50. o su negale? O su negale prašom nustatyti 87, ministerija nustato 82,5 eurų. Tai aš tai manau, kad jiems be negalius jau jiem mes ir taip kėlėm ir dabar jiem vėl kėlėm. Tai Bet tuose keliam centruose dėl to daugiausia. dienos centruose yra daugiau vaikų be negalios. Tai išlaikymas tai yra minimali patiem minimaliausiam poreikiam. Tai, iš esmės tai tie pinigėliai niekur nedinga, investuojama į mūsų tos pačius vaikus, kad jie... Ir tie centrai išsilaiko. Ar jie nėra tai, kad jie gyvenantys ir kažkaip ten leidžiantys bet kam. Tie pinigai yra naudojami tiem patiem vaikam. Jiem galbūt galimybė daugiau priemonių įsigyti, daugiau tam laisvalaikiu turiningesniam leisti. Jie nedingsta, tai gaunasi 3 eurai daugiau. Tai vienam vaikui. Čia dabar nepamažysimės, kai buvo skirta ir čia realiai, jeigu 8 000 per metus, tai realiai pagal iš naujo šito kilimo, tai čia iš vis tik pusė, kokie 4-5 tūkstančiai. Ta suma, žinokit, nėra jinai didelė. Žiūrint gal taip finansiškai kiekvienam vaikui, gal atrodo didelė, ten nuo, tarkim, tų buvusių, kiek čia buvo, 75 iki 87, gal atrodo labai didelis tas kėlimas, bet iš esmės visoje sumoje tai keli tūkstančiai, tai gaunasi per visus 4 vaikų dienos centrus. Vaikai eina noriai, tai aš tai sakau, nuoširdžiai tuo džiaugiuosi. Nes man tai vieša ataskaita vaikų dienos centrų, visada prašau, kad viešintų veiklą, kad tiesiog visiems aiškiau būtų ir matoma ta veikla. Tas toks pozityvus, geras užimtumas, kad vaikai po pamokų turi kur laiką leisti ir nesišlaistos gatvėm. Tai tiesiog. Ir aplinkinėse savivaldybėse didesni dar tai įkainiai yra, nes mes kaip pirmas įkėlėm, tai žinojom, kad ten ženkliai atsiliekam. Tai tarp padarė buvom tą pirmą kėlimą, tai dabar tokio gal šoko nėra tarp tų kėlimų, nes dabar antrasis, nes būtų tada dar labiau suma atrodyti. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad nuo 25 metų kyla automatiškai ministro nustatyta tvarka, jau dabar sudėliota ir nustatyti tie baziniai dydžiai. Tai žiūrint iš tos pusės, aišku, ir bazinis dydis pats kils, bet pagal šiandieninį bazinį dydį, tai vaikams su negale ateinančiais metais bus suma didesnė, negu mes nustatom, tai 93,5. Tai dar mūsų, vis tiek mes minimalaus nepasiekėm. Tikrai nėra didelė suma. Aplinkui, bet ką ir sako tarybos narys Tomas, tai tiek Marijampolė virš 100 moka. Šiandien dienai man bijau suklysti, ar 110, ar 115. O kiek čia tų vaikų yra su negale? Su negale vaikų turim 33. Tai irgi nemažai. Čia geriau kiekvienais metais šiek tiek pakelt, negu nekelt 3 metus ir tada pridarti tave kelt. Ne, aš tai kažkaip galvoju, kad mes kėlim tada be negalius, o su negale vaikam nekėlim. Ai, kartu kėlim. Ir tą dydį kėlėm. Tai nežinau, ar dar turim tada klausimų, ar galim pritarti bendru sutarimu? Tai jūs tik Jūs išdiskutavo, kiek prašėte. O dabar jūs prašau. Tai viskas tvarkoja, aš tai labai dėkinga. Reikėtų daugiau ateiti su dėsniais skaičiais. Aišku, visą laiką, o paskui galime dėlyti. Tai dabar į biudžetą tai buvo pateikti skaičiai pagal... Patikslinau. Viską patikslinau paskutinį. Ir 4 lyg tai buvo pirminiam. Galbūt, bet dabar paskutiniam, kur prašė patikslinti. 9300. Aš turiu paskutinį. O tai tiesiog iš karto reikia į biudžetą traukti, tikiuosi visi pritars, nes paskui greit patvirtinsim ir vėl reikės keisti principą. Tai jums reikia iš karto daugiau prašyti. Kitam kartui. Geriau nuolat, bet po truputį, negu daug, bet retai. Tai tada paskutinis klausimas, Zitko Varijos savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 dienos sprendimo numeris T18 dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Kalvarijos savivaldybės tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimų. Tai šio tarybos sprendimu tai prašom pakeisti 2 bazinės normas, kaip anksčiau vadindamo vienkartinių išmokų, tai šiandien dienai jos yra išgraduotos pagal reikalavimus, tai yra vienkartinės, sąlyginės, periodinės ir tikslinės.
Tai va, tai prašom pakeisti 2 bazinius dydžius. Čia iniciatyva kilusi yra iš piniginės paramos komisijos narių, tiesiog pakelti 2 išmokų. Tai pačios vienkartinės, kuri buvo vienas bazinis dydis, tai tiesiog ta išmoka, kai iš įkalinimo įstaigos grįžta asmenys, iki 2 bazinių dydžių. Ir ta išmoka, kuri liečia sunkios ligos, operacijos ar traumos atveju, pagal pateiktas sveikatos priežiūros įstaigų pažymas ir dokumentus, tai buvo 3 baziniai dydžiai, dabar prašom pakelti iki 5 bazinių dydžių. Priminkit, kiek Baziniai dydžiai. 30 kažkas viršaus. Ar 39? 39. Bazinė socialinė išmoka vienas dydis yra 55 eurai. Tai jeigu 2 baziniai dydžiai, tai 110 eurų ir 50. Tai atsižvelgiant į istoriją, čia kokia suma, čia kelių tūkstančių, gal net nesiekia, kiek čia būna tų besikreipiančių, vadinkim tai. Viso per metus besikreipiančių 84 asmenų. Jie duodavom 25 tūkstančius šitai. Oho. Šiem metam buvo 25 tūkstančiai, panaudojom 15 600. Tai va, tai žiūrint iš tos pusės, jeigu patį poreikį, tai šiem metam, manau, kad mes tai 25 ir išsiteksim, nes tai... Bet tai nebuvo gaisrų, gal ne, tokių buvo, bet... Tai kas čia pagrindė už ką, gaisrai, kas? Pagrindinė išmoka yra tie, kurie kreipiasi tai dėl ligos. Dėl ligos. Didžiausios, aišku, išmokos yra, jeigu dėl gaisro kreipiasi. Tai vat, ką minė vicemeras, tai jeigu gaisrų nedaug dievė daugiau, tai automatiškai tai išmokų suma. O už gaisrą kokia lieka ta pati? Už gaisrą buvo svarstyta tas klausimas, bet už gaisrą pasilieka tiek pat. Už namą gyvenamąją patalpą 30 bazinių dydžių, už ūkinės paskirties arba negyvenamosios paskirties objektus 15, iki 15. Čia vis dabar dubliuojasi su mero tuo rezervu. Nu, jei gaisras įvyko, negali priešauti. Stikiniai nelaimiai, gaisras ir tai su gaisro atveju gali prašyti merų rezervų. Gali prašyti ir merų. Nes čia gaunasi 1,5 eurų už gaisrą kokį. Na jau, nedaug. Tai čia nieko, Taip iš tiesų. Ir dar tai, jeigu draugai... Tai realiai grubiai pagal Draustas tai nepriklauso. pasiūlymus apie 10 tūkstančių kažkur padidėja per metus. Iki, taip. O tai sakykit, kaip jums atrodo, kai dirba tą darbą, sudega ten namus ir ateina ir žmogui ten, sakykime, ten 1500 išmokai, kaip jūs pačios jaučiatės gerai, tai ir... Kaip jums patiems atrodytų? Prasmiškai žiūrėti, jeigu tu vertini savo turtą, tai pirmiausia jį drausiesi. Tai tavo tas apsidraudimas ir visą laiką galvojimas, kad tu saugai savo daiktą, tai apsidraudi, ar tu išloši, ar ne dėl to tu draudiesi, kad užsidegtų kas nors pasidarytų ir draudimo išloši. Bet kam galima atsakyti, apsidrauskit ir nereikės prašyti, bet tai... Bet kita medalio pusė yra ta, kad, greičiausiai ta parama, kad tu gauni iš savivaldos, atkreipia į tave dėmesį, čia yra teikiamas pliusas ir tai nereiškia, kad turi savivaldybė tau padengti visas išlaidas. Tai aš tai vertinu. Vienas dalykas, tada jeigu didelį apmokėsim sumą, tai neapsimokės draustis. Nes ką man draustis, jeigu aš gaunu čia. Kitas dalykas, kad net ir 10 kartų pakeltum, gautųsi 15 tūkstančių. Sudėgus namui 15 tūkstančių ir neišgėrti. Tai tiesiog tokia atkreipti dėmesį, kad tai dabar Vilnių irgi ten susprogote tas namas, irgi dalis draudėsis, dalis nesidraudė. Jie nesidraudė, gaus tas minimalias ribas. Klausimų čia, kai jausmus kalbėt, būtų galimybės, tai mes čia turėtum biudžetą 100 milijonų, tai visiems 5 kartus daugiau galėtume dalinti, o dar galimybės ribotos ir vis tiek visiems neįtiksim. Yra būdų, kad prieinu, tai va iš tų mero fondų. Yra kita parama, vėl liksi be gyvenamosios vietos, yra sudarytos sąlygos apsigyventi. Tai reikia tuomet vertinti, nes tą paramą sudėti, kiek prisipliusuoja, tai vien nepiniginė išraiška, kad tau į sąskaitą įkris, tai yra galimybė ir apsigyventi, ir stogą susirasti ir taip toliau, tai tos pat. Užtenka.
Tos nelaimės skaudu, bet nu, čia kiek galima, tiek prisidedama, tai ir kilo tas pasiūlymas, kad padidinti, nežinau, turim klausimų, gal galim pritart bendrai su tavimi. Taip, pritart, ačiū. Ir viskas taip, ir nežinau, ar dar turim tada klausimų kažkur. Tai ačiū tada visiems susirinkusiems ir geros dienos tada. O ten dėl tų prašymų